išeina žmogus į aikštelę, jisai ne ekspertas ir ne operatorius. Tai kas jis tada yra? Į savo asmeninį aikštelės išėjo, kas jis? Ekspertas tai jau kraštutinumas, tai jau egzaltuojantis savybės. Kas jis, kaip čia, chamekas, ne tai, kad čia iš tikrųjų, čia tiesiog homo sapiens, tai yra pavyzdys, žmogaus, mes paimam ir mes skelbiam, kad visi žmonės mūsų pasaulio daly tokias. Mes į mokyklą atvedam žmonės, kurie modelis. Pasaulyje nieko kito nerasim. Faktiškai, mes taip skelbiam, iš tikrųjų mes suprantam, kad taip nėra, kad mes esam toks gerokai, pagražintas modelis, kad mūsų mokyklai nėra tam tikros sluoksnio žmonių, kurie, žymiai primityvesni, grubesni pagal vibracijas, taip? Bet mes, taip. Mes teigiam, kad mes esam vidurkis toks, mes esam vidutinis lietuvis, kadangi mes iš Indigo programos, tai mes esam vidutinis lietuvis, kuris gyvens Lietuvoj už 21 metų. Už 21 metų vidurkis bus toks. Ir mes kaip laivo nuosi, mes rodom, kokie bus žmonės ateityje. Taip? Bet faktiškai mes esame tas ateities modelis. Ir kiekvienas iš mūsų ekspertas, jis ne ekspertas, ekspertais faktiškai jis tam modelį yra ateities vaikas. Jis ne žmogus, kuris gyvena ateityje. Jis dar negimęs žmogus, kuris ateityje gims, kuris ten yra žmonės, kaip mes ten vaikštam, dirbam, kažką darom, o yra kūdikiai, kurie dar nieko nedaro. Taip, ekspertai, jie tokie dar nesusiformavę. Jie gali susiformuoti ten dar ateityje, čia ateities ateitį. Taip? O mes modeliuojam tą būsimą pasaulį. Ne tiek mes atstovaujam kažkokią kultūrinę sluoksnį, ne tiek ten kažkokią šalį, mes esam Europos centro pjūvis.